Lavija, o jeigu vienai dienai virstumėt vyrų, ką veiktumėt? Jėzus, net atsigerti reikia. Geriau ne dėl to, bet toms moterims, kurios nedraugauja su kitomis moterimis, ar ten, žodžiu, joms nepadeda ir ten jų neremia, yra atskira vieta pragare. Kitas buvo kraštutinumas. Tai kad po 40, žodžiu, gyvenimas baigėsi. Nu, čia iš tokių... Arba sako, prasideda. Močiučių laikų. Nu, arba va. Sako, žmonės neturi supergalių. Turi. Požiūris yra mūsų supergalia. Jūsų labai vardas gražus. Ką jis reiškia? O jūsų irgi labai originalus, negirdėtas. Ką mano vardas reiškia? Mano vardas galvoja tėtis, visi, aišku, mane kaip nors ten pavadina kitaip, tai esu daug visokių girdėjusi interpretacijų. Aišku, kai kurie žmonės, pavyzdžiui, pasako man Latvija ir galvoja, kad čia yra taip originalu ir niekas daugiau gyvenime nėra, taip pajuoka. Tai aš sakau, labai originalu, nesu girdėjus. O jeigu iš tikrųjų, tai kažkaip tėtis sugalvojo, meniškos sielos žmogus, su muzika buvo susijęs ilgą laiką ir turbūt užaugo tiesiog ant tos tokios muzikos ir tų tekstų anglų kalba, kuriuose, aišku, skamba daug žodžio love you, love ya, jeigu amerikietiškai. Ir tas love ya, jisai padarė Laviją. Tai taip, jeigu labai norėtum, tai tarsi tokia meilyje būčiau lietuviškai. Nu, jis iš tikrųjų labai melodingas tas vardas. Na, tai šiaip, jeigu taip jau visiškai paprastai, tai yra tokia etimologija šito žodžio. Bet jis ir turi to tokio švelnumo ir moteriškumo savyje. Na, žinot, aš kai buvau, pavyzdžiui, vaikas mokykloje, aš galvoju, kodėl man tėvai nedavė normalaus vardo. Nu, pavyzdžiui, jeigu iš L raidės, kodėl ne Lina. Kad neklausinėtų? Taip, ar ten Giedrė, kas ten gali būti Asta, bet kas, aš galvoju, kodėl man kažkoks toksai, kitoks. Ir aš turėjau užaugti sąmoningą žmogų, kai supratau, kad mano vardas man yra kaip vizinė kortelė, realiai be pavardės galėčiau būti, nes jisai tapo tikrai toks, visuotinis, labai mano tokia turbūt didelė identiteto dalis. Tai galvoju, kas kažkada atrodė, kad kaip erzinantis dalykas, kai nori pasislėpti, po to tu priimi tai kaip savotiškumą, unikalumą kažkokį, tai turbūt taip su to vardu. Lavija, kas yra branda? Man tas žodis šiaip irgi labai toksai tarsi turintis daug savyje paslėptos informacijos, nes mes, pavyzdžiui, brandą naudojam kalbėdami apie paauglius, ar ne, kad jam yra brandimo laikotarpis, žiūrėk, jisai laikys tuo į brandos egzaminus ir tada ta branda tarsi trumpam užsibaigia, ateina jaunystė ir tada vėl jinai sugrįžta. Tai jeigu kalbant apie brandą, gal Alin, ką jūs klausėt, aš kažkaip pradėjau vartoti tą žodį amžėjimas, kurį šiaip žiūriu, kad ne visi priima. Kai kurie sako, ką čia kažkoks naujadaras, kam jis mums reikalingas. O aš galvoju, kad žinokit, tas žodis yra laiku atsiradęs, nes lietuvių kalbos žodyne trūko tokio žodžio, kuris nusakytų virsmą metuose. Jis labai tiksliai nusako. Taip, jisai daugiau yra, nes matot, kiti sako, o kam čia išsigalvoti, yra žodis senėjimas, bet senėjimas yra vėlgi dar apie kitką, ar ne? O tas amžėjimas. O kuo skiriasi? Senėjimas nuo amžėjimo jūsų žodyne? Taip, aš manau, kad tie du terminai kažkada jie ir susisieja, ta prasme, jie susiglaudžia. Bet senėjimas ir net turbūt sakytų ir nežinau, ir biologai, ir psichologai, kad tai yra kalbama jau apie kitą etapą, ten toks turbūt jau ten 70 ar 80 netgi metų, kai jau yra įvardyjama žmogaus senatvė. Bet tarp tos paauglystės, kūdikystės, vaikystės, paauglystės, jaunystės, toks gepas atsiranda, ar ne? Kas čia, kame mes čia dabar esame, tą tokį visai nemažą laiko tarpą. Ir aš galvoju, kad arba, kaip sako, ta branda, arba tas amžėjimas, tai yra apie tą tokį procesą, kai tu tiesiog daugiau kaupi savo žodžiu, tame kraitelėje tų metų. Tai tu amžėji, tiesiog tau darosi tų metų daugiau. Ar tu būtinai sensti? Nebūtinai. Nebūtinai. Taip. Tai man čia jie ir išsiskiria tada tokie tie terminai ir tada tas amžėjimas tarsi turi tokią teisę būti. Patinka ar nepatinka. Gal manau, kad naujas žodis, jis kažkada bus prijaukintas ir nieks kažkaip tai nebeširs dėl to, kad kodėl čia mes išsigalvojam kažkokių naujų. Kalba gyvas dalykas, jeigu mums kažko trūksta, bendraujant, komunikuojant, tai mes turimgi sugalvoti, kaip išreikšti save. Tai o tas amžėjimas, ką jisai atneša? Tai dabar galvoju, tas amžėjimas, nuo kada čia šiaip jūs skaičiuojat reikėtų? Nuo kada jūs skaičiuojat? Man pasidarė tiesiog įdomu iš tikrųjų atsigręžti į šią temą, nes tai yra mano šiaip 4. knyga.
Ir kiekviena knyga ateina iš kažkokio tavo gyvenimo etapo, ar fizinio, ar emocinio, ar patyriminio. Ir ši knyga atėjo, kai knygą rašiau, man buvo 45, dabar jau 6, tai žodžiu, 5 metų tame klube tokiame esu kaip ir nugyvenus. Nors turbūt nuo 35 reikėtų skaičiuoti. Nu, kai kažkas ten po trupučiuką daugiau keičiasi, kai tu pradedi artėti, kažką jausti. Bet man tas amžėjimas, kuo jis man tapo gal svarbus, kad aš suprantu, kad aš į jį atėjau visiškai nepasiruošusi. Aš buvau prisigaudžiusi įvairiausių stereotipų. Kokių? Pavyzdžiui, apie tuos tokius 40-tinius, ar ne, va tas 40+, kad niekas nepasikeis. Nu, žodžiu, čia yra dabar visi yra, ten nežinau, 10 ar 15 metų mes esame iš tikrųjų jaunesni, arba galime būti, čia niekas nesikeičia, nekreipkite dėmesio, žodžiu, čia tik skaičiukas ir taip toliau. Kitas buvo kraštutinumas. Tai kad po 40, žodžiu, gyvenimas baigėsi. Nu, čia iš tokių arba sako, prasideda. Močiučių laikų. Nu, arba va. O aš galvoju, kad turbūt tas gyvenimas nei jis baigėsi, nei jis prasideda, jis tiesiog tęsiasi. Nu, tai yra etapas, į kurį mes ateinam. Bet kaip tu ateini pasiruošęs, yra labai svarbu tai kokybei, kaip tu būsi. Nes tikrai yra dalykai, kurie keičiasi. Nu, jie tiesiog keičiasi. O kas keičiasi? Nu, tai pradėkime nuo paprasčiausios biologijos. Nu, tiesiog mes juk esame, nežinau, gyvos tos būtybės, veikiamos laiko, veikiamos aplinkos, veikiamos amžiaus ar ne to paties. Tai keičiasi tiesiog, nu viskas, nu tavo kūnas, ar tavo oda, ar tavo, nežinau, energijos, pavyzdžiui, gali būti kažkoks sumažėjimas, ar žiūrėk, kokių gal sveikatos iššūkių jau gali turėti. Tai kai tu, pavyzdžiui, tam amžių, kaip skaičių savo, kai tu jį priimi ne kaip kažkokį nuosprendį, bet kaip informacinį vienetą. Vat aš žinau, kad man yra tiek ir tiek. Ir aš tada galiu, gerai, toks gidas mano. O kas man tiktų ir patiktų ir labai praverstų šitame amžiuje? Čia kaip navigacija savotiška, susivedam ir važiuojam. Ar ne? Nu kažkaip nereikia spėlioti. Pavyzdžiui, kad ir mityba kokia nors, nu kas mums yra gyvybiškai svarbu, ar ne? Tai jeigu aš būčiau žinojusi anksčiau, pavyzdžiui, kad moterims po 40 biologiškai labai svarbu yra kuo labiau praturtinti savo mitybą baltyminiu maistu. Tai turbūt pasakytų apskritai, bet kuris ir specialistas, ir mitybos, ir sporto, ir net gydytojai, kad mums trūksta baltymų, mes per daug prisivalgom angliavandenių, jie kažkaip labai lengvai burną sušoka. O štai baltymų mes turime taip sąmoningai prisirinkti savo tą kasdienį racioną. Tai aš sužinau, pavyzdžiui, vėliau ir po to tik tai pradėjau tai praktikuoti ir jaučiu, kad tikrai tai veikia, net ir po mėnesio ar 2 tu jau gali pajausti šiek tiek, kad tai tau duoda tą tokį, nu, kūno kažkokią tokią gražiną kaip stiprumas, tangrumą, nu, tokį tikrai kitokį pojūtį. Vat, nu, jeigu, aišku, ne mano sritis, bet jeigu taip visiškai biologiškai, tai realiai mes gi esam vien baltymai, viskas pas mus iš baltymų, ar ne, raumenys baltymai, kraujas mūsų baltymai, nu viskas, taip, tai toks vanduo ir baltymai esam turbūt. O kai mums to trūksta, tai gali labai daug tokių dalykų išsiderinti ir ta mityba gali netgi tavo nuotaiką veikti, o tu gali ieškoti kažkokių labai dalykų, kas negerai tavo gyvenime vyksta, o viskas gali, pavyzdžiui, būti atsakymai lėkštėje arba bent jau dalis jų. O kokius įsitikinimus palikot užvėrusi 40-mečio duris? Gal tiesiog pradėjau... Arba įžengus į 40, gal taip. Gal supratau, kad yra pats laikas tikrai maksimaliai leisti būti savo savimi. Vat, o ką tai reiškia? Mano, pavyzdžiui, atveju, tai kadangi aš ilgus metus labai daug dirbau tokio viešai matomo darbo, televizija, toks tarsi labai toks ekspresijos reikalaujantis laukas ir kiti žmonės tarsi tą tokią energiją labai spinduliuoja, tą tokį veiklumą labai demonstruoja, tą tokį užimtumą, nu, vat, kaip ta bėganti mūsų visuomenė, tokia labai svarbi, labai užimta, tokia kalendorius pilnas visokių dalykų. Ir aš kažkaip ne iki galo gerai jausdavausi, kad aš, pavyzdžiui, nenoriu daug visur būti, aš gal noriu pabūti viena, aš gal noriu kažkaip atsitraukti, gal man tai yra visai miela, bet aš keldavau savo klausimą, kas negerai su manim. Juk visiems gerai, kodėl man tai, pavyzdžiui, nepatinka. Kodėl tai nėra svajonė? Kodėl tai nėra mano komforto, pavyzdžiui, būsena. Ir po to aš supratau, bet aš esu intravertė, ir tu nesigėdik to, tu gali tuo būti. Tada supratau, kas yra tas introvertas, vėl ne visada mes suprantame iki galo, bent jau aš klydau, nes man atrodo, kad introvertas žmogus, kuris būna užsidaręs, su niekuo beveik nebendrauja, ir tai jau jisai introvertas, pasirodo ne.
Mes galime būti bendraujantis, mėgti susitikti, dirbti tokius darbus, kurie yra matomi, per kuriuos tu kažką gali ištransliuoti iš savęs. Bet tas introvertizmas yra, kai tu ilsiesi, tu nori būti vienas, tu nenori eiti į minias, tu nenori bendrauti. Tai aš, kai supratau šitą savo pusės, pradėjau sau leisti tokia būti ir supratau, kad aš nei nuoboda, nei ten kažkokia mėmė, aš tiesiog esu toks žmogus. Bet jums siūlė tą mintį aplinka? Nu, jinai tokia, jeigu taip labai įsijauti, tai jinai tarsi ir suformuoja, tai, pavyzdžiui, kad ir vakarėliai visokie atidarimai, visokių šventės, dar kažkas. Aš niekada nesijaučiau tame komfortiškai, darydavau, eidavau, o po to tiesiog supratau, kad neprivalau to daryti, nes man kažkaip tai nepatinka niekaip. Aš tame nejaučiu jokio džiaugsmo. Ir galvoju, gerai, jeigu kažkam patinka, viskas gerai, bet jeigu man nepatinka, irgi viskas gerai. O kur jaučiatės geriausiai? Kur jūsų poilsio zona? Kur savimi jaučiatės? Savimi. Iš tikrųjų, turbūt tokiuose paprastose labai kažkokiuose dalykuose tikrai labai mėgstu pabūti tiesiog viena. Kažkaip man tai yra, taip labai svarbu. Persikraunat? Net nežinau, kas įvyksta, bet aš tiesiog taip gerai jaučiuosi. Ir kai namiškiai, pavyzdžiui, gali būti tyliai, kitose kambariuose sulindę, kaip ten pelytės pašluota, bet čia ne tas. Man turiu fiziškai žinoti, kad erdvė yra laisva, net jeigu niekas manęs nekalbina. Nemoku to paaiškinti, bet žinau, kad tame man yra kažkoks šaltinis, gyvybinis, aš tikrai kažkaip pasikraunu. O šiek tiek pabėgsiu nuo temos, kada kyla noras rašyti knygą? Kada jis užgimsta, ko tam reikia? Apskritai turite omeny, ar konkrečiai? Apskritai. Tai jeigu taip skaičiuojant, mano pirmoji knyga, jinai išėjo prieš 10 metų ir aš supratau turbūt, kad visą laiką dirbau tokius darbus, kurie yra į išorę transliuoji iš savęs, kažką iš savęs ir aišku, lygiai taip pat tu gauni iš kitų tą energiją, tu nuolatiniuose tokiuose mainuose esi. Nes tai yra televizija, tai yra radijas, bet kartais tu turi, pavyzdžiui, kažko prikaupęs, kas tau atrodo svarbu ir gal visai galėtų irgi tapti kažkokiu kūnu, bet tau taip gera būtų tai daryti savo, kažkur ramiai, be kažkokių dirgiklių. Ir turbūt tai buvo vienas iš tokių svarbių kriterijų, kurie mane paskatino rašyti, nes aš ten irgi atradau savo tokią komforto zoną, kad aš galiu ir dirbti, ir save realizuoti, bet tuo pačiu aš galiu, pavyzdžiui, visiškai tausoti savo energiją. O kai atsisėdat rašyti, ar tekstai jie plaukia? Ar tai lengvai vyksta? Suprantu, ką klausai. Nes Dostojevskis sakė, kad jeigu nori parašyti knygą, tai atsisėdi ir nukraujuoji. Geras, aš girdėjau tokią pačią citatą ir esu irgi netgi toje knygoje savo naujoje paminėjusi, kad viena kolegė yra pasakiusi, aš pasidėjau ją, sako, žinai, kartais irgi nurašo tekstus įvairiausius, sako, kartais atsisėdi prie kompiuterio ir tiesiog kraujuoji prie jo. Tai turbūt apie tą patį. Iš tiesų, mintis yra vienas dalykas. Pavyzdžiui, kai rašai knygą, aš ateinu į knygą prie pirmojo puslapio, aišku, turėdama kažką pasiruošusi, turiu tezių įvairiausių, kurios man įdomios, svarbios, bet ką reiškia tezė? Vienas sakinys. O tu nori, kad iš to sakinio skyrius, ar ne, pasidarytų, pasirašytų. Ir tada tu turi tą vieną tezę taip išdėlioti, išrutulioti ją, pagrysti ir perduoti savo tą mintį aiškiai ir plačiai, kad tai gautųsi, kokie nors ten 10 puslapių. Ir tada toksai prasideda griovių kasimas. Toks, sakyčiau, tikrai kažkuria prasme toks. Nes kaip kine rodo knygų rašytojus, tokius svajoklius, ar ne? Tai romantika. Toks romantizmas ant jūros kranto. Sunkus darbas parašyti. Tai yra ir malonu, bet iš tikrųjų labai yra sunki ta pusė. Aš tikrai galiu prisipažinti, kad romantikos yra turbūt daugiau tame, kad kai tu turi idėją, tas mintis, tą norą, tą įsivaizdavimą, kad tu parašysi, sudėsi, ta knyga taps kūnu, ją kažkas skaitys, ačiū Dievui, atlieps kažkam, ar ne? Bet tada tu turi prieiti prie to tokio proceso. Sakau, iškasti griovį tokį gerą, normalų griovį, kad ta upė pratekėtų, ar kanalas, kas ten betekėtų. Ir tu tada, tikrai pasiraitoji tas rankovės ir prakaituoji arba kraujuoji prie to kompiuterio, nes ne visada nori, ne visada tau yra apie įkvėpimą, tai turbūt irgi čia dabar jau tas dalykas nukarnuojamas, kad sėsk ir tos, sako, mūzos atskris. Kartais būna, kad atsisėdi, pirmas sakinys kažkoks nuostabus, kiti tave sakiniai kažkaip tai, nežinau, nepatinka tau, pavyzdžiui. Tai bandai iš naujo, tada jau rašai, tada parašai.
tada rašai taip, kad net atrodo nugarą skauda. Nežinau, iš kur tai randasi, bet kartais tikrai būdavo tokie fiziniai pojūčiai kūne. Ir kai parašai, pavyzdžiui, aš turiu savo sistemą, kiti rašo, pavyzdžiui, pagal laiką. Vat porą valandų rašysiu. Bet aš žinau, kad aš porą tas valandų galiu numuilinti. Tiesiog. Per langą. Taip, tada aš sugalvoju, kad tebūnė tai ten tie, žodžiu, dideli, tie kompiuterio 2 lapai tebūnė per vieną kartą. Ir tada tu nebepabėgsi niekur, ne? Tada tu žinai, kad tau užtrukt gali mažiau, daugiau, bet tu turi parašyti dėl to rezultato. Tai mane tai labiau disciplinuoja negu laikas. Nes laikas jis kartais, pavyzdžiui, kažką rašai mintį ir tau pačiai, pavyzdžiui, kažkokių klausimų kyla, ar ne, dėl vieno ar kito dalyko ir tu pradedi ieškoti informacijos papildomos. Tai tu gali ten valandą ieškoti, o parašyti vieną sakinį. Tai tada, tos porą valandų skirtų gali išgaruoti. Tai aš kažkaip tais lapais. Bet tai sakau, bet aš visą laiką ateinu vis dėlto, kai su leidykla pasirašai sutartį, aš jau aiškiai labai žinau, kokia tai bus knyga, aiškiai žinau, kas bus. Tik tai po to tame procese visko būna, aišku, tas rašymas jis kažkaip gali vienur ir kitur šiek tiek tave nuvesti, nukreipti, bet vis tiek ta mintis, ta idėja būna vis laiką aiški. O koks yra dialogas arba kaip nepasiduoti vidiniam kritikui? Nes mes tikrai ant pėties turim ir tokį, kur sako, tu čia šiandien nelabai. Kaip su to, kaip tai sprendžiat? Tai čia galima toliau pajokauti, kad gerai, kad narcizas yra viduj, tai kartais reikalus pasiaiškina tarpusavį, ar ne? Ir tada žiūrėk, kažkuris nugali. Gal būtų geriausia, jeigu tiesiog būtų kažkoks sveiko proto vidinis vedlys, kuris nei ten didelis kritikas, nei didelis narcizas, ar ne? Bet taip, su kritiku, aš esu jautrus šiaip žmogus, tai aš turiu reikalų su kritiku. Aš kur link vedu, nes niekas mūsų taip skaudžiai nekritikuoja, kaip mes patys save. Ir jūsų žodžiai yra tiesiog 100% yra tikslus. Ir kadangi jau trupučiuką esu nugyvenusi, tai niekada iš nieko nesugavus jokios kritikos, kiek esu pati savo. Jos kelianti ar nežinau, kurianti ar kažką. Ir suprantu, kad labai didelė tos kritikos dalis yra visiška nesąmonė, tiesiog visiška nesąmonė. Kažkokia destruktyvi vidinė jėga, kažkoks ego ar ten velnias pagal teologiją, kuris nori tave sugriauti, ar ne, nori tave sunaikinti. Tai kai tu labai įsisąmoni ir pradedi su savim dirbti ir kartais primeni, tai padeda, bet aišku, mes galim tai bangai emociniai ir pasiduoti. Tai čia toks procesas nuolatinis, kažkokių nėra ypatingų gal priemonių, tokių, kad aš žinau, kad šitas ar tas suveiks, bet dažniausiai tai yra, nors gal yra, tiesą sakant. Dabar kažkaip man toks nušvitimas, tokią vieną knygą perskaičiau ir man labai patiko psichologas Burns, toks amerikietis, toks labiau čia žinomas iš tų tokių jau psichologijos, tų ikoninių atstovų, kad mes emociją labai sureikšminam ir tada mums atrodo, kai mes kažką jaučiame, kad mes turime dirbti su emocija. Jeigu jaučiu pyktį, tai tas pyktis, ką čia man su juo daryti, ar čia, žodžiu, kažkokias praktikas, ar kvėpuoti, ar čia kažkur tas mintis nuvest, ir bet koks kitas. O jisai sako, ne, žinokit, čia yra tik tai produktas. Mums reikia pasižiūrėti, kas verda puode. Mes jau kažkokį tenai pervirtą dorojam, ar ne, kažkokį daiktą. O iš tikrųjų viskas prasideda mūsų galvoje, smegenyse, kad tai veikia labai paprastai. Kažkas įvyksta iš išorės ir mūsų santykis ir mūsų smegenis tą informaciją gauna ir jos tada ją apdoroja. Ir jūs apdorosit kitaip negu aš, trečias žmogus, ketvirtas ar kažkoks kitas, ar ne? Ir už tai, žinote, pastebėjote, kad kartais būna, kad vieni žmonės į tuos pačius dalykus reaguoja taip kažkaip paprastai, o kiti tai daro, pasaulio pabaigą paverčia. Tai dėl to, kad tos smegenis, jos jie gali visko tenai pridoroti ir tada jau ta informacija nuleidžiama į tą mūsų emocinį lauką, ir mes tada sproginėjam. Taip. Ir galvom, o tai kaip, ką dabar su to daryti? Tai yra toks paprastas dalykas, kad, kaip ir siūlo tas psichologas, reiškia, eiti prie to šaltinio. Tai iš karto, gerai, ten aš pykstu, ar man liūdna, ar ten savigaila, ar dar kažkas, bet kodėl tai atsirado, po to pasiaiškinsim, kaip tai nuraminti, bet bus lengviau, jeigu surasime priežastį. Ir iš tikrųjų, kai tu pradedi ieškoti, kastis prie tos esmės, į ką aš sureagavau taip, kad gavau tokią emociją, tai labai padeda. Tai ir turbūt čia galima tą patį panaudoti ir tam kritikui. Kodėl aš dabar taip blogai jaučiuosi ir galvoju, kad kažkas yra, pavyzdžiui, nežinau, esu kažko neverta, ar padarysiu kažką blogai, ar kažkam kažko nereikės.
Tai tada greit kasiesi, o kodėl, dėl ko? Kartais tai gali būti, kad, pavyzdžiui, tu esi pavargęs arba nepavalgęs gerai. Taip labai paprastai, ar ten kažkaip prastai miegojęs, ar nežinau, ar net tuos drabužius vilki, kuriuo tau. Jau kartais saldainis, pataiso mintis yra, ar ne? Taip, kartais tiesiog, bet sakau, jeigu nepasiduota emocija ir iš tos emocijos nedaryti tokios kažkokios valdovės, kuri mus valdo ir kad mes labai turime kažkaip, jeigu aš taip jaučiuosi, tai tas jausmas čia visagalis, tik reikia gal su juo tvarkytis. Ne, tu čia tas jausmas gali ilsėtis. Vis dėlto mintis pagimdo, ar ne? Nu, kad iš kur. Ir sako, kad net gali, kaip ir tas Burns sako, koks nors teiginys apie save, nežinau, aš ten kažko negaliu, aš ten bloga mama, tebūnė, pavyzdžiui, ar aš ten dar kažkas. Tada turi savęs paklausti, ar tu tikrai taip galvoji? Ir atsakyk dabar, dėl kokių priežasčių tu jau ta bloga mama. O gal tu gera mama? Ir tada galvoju, patiklausyk, gal aš bloga mama, nes aš, pavyzdžiui, apšaukiau vaiką. Bet aš ten, žodžiu, darau tą, jaučiu jam tą, mūsų sieja toks ir toks ypatingas ryšys, jis yra atviras, jis nori leisti laiką kartu, būnant paaugliu. Tada tu supranti, plauk. Svarstytas. Tai gal taip. Ir tada tas kritikas turi sumažėti. Bet tai darbas su savim, žinot, čia vis reikia. Ar amžėjant greičiau surandat priežastį ir atsisveikinat su tuo kritiku? Lengviau? Lengviau, nes tiesiog dabar tam tikras priemonės išmanau ir stengiuosi nepamiršti jų, o pasinaudoti. Nes turbūt, žinot, ta tokia jaunystė, tas entuzijazmas, iš principo tos emocijos tokios turbūt labai tokios sproginėjančios ir tu tada jomis jau ten labai tiki. Tai dabar aš stengiuosi jomis taip nepasitikėti ir tai leidžia kažkaip tada suvaldyti ir kitus dalykus nemalonius. Aišku, kad jie vyksta, tai čia jau savaime suprantama. Bet kaip su tuo, dabar man atrodo stengiuosi ir man tarsi gaunasi daugiau, nes tas toks vidinis lėtumas, arba gal ne tai, kad lėtumas, toks neskubrumas, kad tau nereikia visur skubėti. Tu gali ilgiau viską daryti, kad, žodžiu, kartais išlipti iš to tokio besisukančio išprotėjusio pasaulio ir daryti savo tempu. Tai galbūt jaustis trupučiuką ilgiau blogai, negu kažkas kitas jaučiasi, leisti savo, galbūt atlikti darbus ilgiau, galbūt, nežinau, ten nebūti kažkur su visais arba spėti mažiau, gal uždirbti mažiau pinigų, daug dalykų. Daugiau tokio, kažkokio tokio leidimą savo išrašinėti nuolatinį. Olavija, iš mano patirties, ypač darbo erdvėje, jaunos moteris labai konkuruoja viena su kita. Ar peržengus 40-metį to mažiau, keičiasi santykis? Kaip įdomu, kad jūs šitai patakėte šitą temą, apie kurią aš galvojau paskutinėmis dienomis. Buvau vienoje laidoje pas vieną, žinoma, laidų vedėją ir jį mane pristatė ir sako, Lavija, aš noriu tave tai pristatyti kaip moterų draugę. Ir aš supratau, kad tai yra gražiausias gyvenime išgirstas komplimentas man. Labai. Tikrai. Jis man buvo svarbiau už tai, ką, pavyzdžiui, aš būčiau įvertinus galbūt jaunystėj ten kokius išvaizdos dalykus, dar kažką, ar ne? Kad tave pagiria, kad tu ten kažkaip atrodai gražiai ar ten kažkaip. Ir aš supratau, kad Dieve mano, tai yra nuostabiausias man girdėtas komplimentas, nes aš labai noriu būti moterų draugė. Aš labai tikiu moterų draugystę ir aš tikrai... O aš atsiprašau, noriu įsiterpti. Kodėl? Ką tai atneša? Tai yra toksai neapčiuopiamas dalykas, tikrai nenoriu kažkaip nuneigti, kad su vyrais neįmanoma taip draugauti, ar ten kažkokiose mišriose kompanijose, bet vis dėlto moteris, jeigu jos savo visą tą tokį išskleidžia gėrį, ar ne, tą tokią begalinę empatiją, atjautą, rūpestį, meilę, tikrai tai labai gydantis dalykas. Ir aš tikrai tokiuose savo sudėtingose gyvenimo etapuose iš draugų jaučiau tokį didžiulį palaikymą ir atramą kaip niekur kitur. Aš tikrai, be jų būtų man žymiai sunkiau. Ir aš tuo labai tikiu ir tikrai žinau, kad egzistuoja ir konkurencija ir visi kiti dalykai, bet turiu skyrelį ir knygoje irgi apie tai, kad mus visaip ten gali vadinti nepalankiai ir vištom, ir ten gyvatėm, ir ten širšėm, čia iš tokios tautosakos apie moteris visko esam girdėję, ar ne? Bet aš kažkaip galvoju, kad mes galim sąmoningai kurti tą tokį, pasidžiaugim viena kita, pabandykim nuryti tą kažkokį kartėlį, nesilyginkim. Viskas iš to lyginimuose ateina, ar ne? Ta tai gražesnė, lieknesnė, jaunesnė, turtingesnė, nežinau, turi ten kažkokių gražesnių drabužių, ar ten kokį nors fainesnį vyrą.
ar ten karjera jos visiškai ten kitokia, ar ten dar kokie kiti dalykai. Bet jeigu tik sugebi savyje kažkaip ten įjungti tą, pasidžiaug truputėlį už kitą, pažiūrėk, tai yra iš tikrųjų faina, tai yra tikrai geras dalykas. Ir atsirakina tie dalykai. Ir tikrai gali pasidžiaugti už kitą žmogų. O ypač už savo artimas moteris, už savo artimas, ar drauges, ar savo ten šeimą. Taip įmanoma. Dabar galvoju, taip noriu prisiminti, neatsimenu, kas iš tokių istorinių moterų asmenybių yra pasakiusios, kad gal Margaret Thatcher, bet negaliu tiksliai pasakyti, kad, žodžiu, toms moterims, kurios nedraugauja su kitomis moterimis, ar ten, žodžiu, joms nepadeda ir ten jų neremia, yra atskira vieta pragare. Girdėjau šitą. Yra, tai va tik bijau autorystę suklysti. Bet vadinasi, tas pokytis, kada su tavim nekonkuruoja, iš tavo vidaus ateina, ar ne? Taip. Vadinasi, tu pirmą žingsnį padarai. Tikrai, vienareikšmiškai. Tai turi, kaip sako, jeigu nori, kad pasikeistų pasaulis, klišė, bet pradėk nuo savęs. Tai žiūrėk, tau atrodo, kad visos tavim konkuruoja, visos čia tau kažko pavydė, ar tavęs nemėgsta, ar kažką. Ir tada tu gali atsigręžti save ir pasižiūrėti, o kaip tu reaguoji į visą tą aplinką, tas pačias moteris, iš kurių tu tarsi gauni jau visą tą negatyvą. Pabandyk išvelgti kažką ten gražaus, nors truputėlį. Ir tada, kai tu išvelgi, ir prasideda tie procesai gerieji. Taip. Atsakomybė vis tiek yra asmeninė kiekvieno. Taip. Nes iš esmės, kaip tu nusiteikęs į pasaulį, tą tu tikrai pritrauki. Taip. Ir sakau, tas yra pakeitimas to tokio požiūrio, kaip sako, žmonės neturi supergalių. Turi, požiūris yra mūsų supergalia. Labai geras pastebėjimas, labai. Tikrai aš pastebėjau kažkaip tas, nes man tai labai aktualu, aš esu toksai, kaip čia pasakyti, toksai labai tokio, gal daugiau iracionalus žmogus negu racionalus, man toks aš vis laik padebesiais tokiais labiau. Taip vis turiu savo priminti, kiek čia tų metų, kad daugiau kažkokio turėčiau bendros tokios atsakomybės ir požiūrį į tą pasaulį. ir tada supranti, kad ne, požiūris mane gražina. Aš galiu ir tą padaryti, ir galiu truputį pasikeisti, ir galiu būti nebūtinai čia tokia visa, žodžiu, oi, čia aš tokia, ne, aš tai skaičių nesuprantu, aš Excelio lentelės tai ne man. Tau, jeigu tau reikės, atsidarysi Excelio lentelę ir užpildysi. Tai čia vėlgi sakau toksai apie tą požiūrį. O televizija tarsi reikalauja labai jaunų vedėjų ir jaunų veidų. Kaip jūsų atveju, ar pajutot? Jūs turbūt skaitėt mano knygą, Lina. Žinau, kad neskaitėt, bet kalbat taip, turit kažkokią aiškiaregystės dovaną, kad užduodat klausimus tarsi iš kiekvieno mano knygos skyriaus. Tai mano knygoje Suaugusių moterų klubas, mano paskutinis skyrius, kuris man yra ir svarbus, bet tuo pačiu ir smagus yra tuo. Jis vadinasi taip. Eteris priklauso brandžioms moterims. Pagaliau šauktukas. Ir aš tą pagrindžiu. Iš tikrųjų, man 46, aš kai pradėjau, man buvo 19. Ir tai, kiek jau čia reikėtų paskaičiuoti. Ir tada, ir dar po to, kurį laiką, tikrai atrodė, kad, eteris tai yra toks jaunų žmonių reikalas, ar ne? Net nebūtinai tu esi profesionalas, bet buvo visokių pavyzdžių. Ne pačių geriausių, kad eteryje dirbdavo moteris dėl kažkokių savybių, išskyrus profesionalumą, išmanimą ir dar kažką. Dažniausiai tos savybės būdavo ten kokia jaunystė, išvaizda, ilgos kojos ar ten mažai drabužių. O dabar aš pradėjau, tiesiog man buvo taip pačiai įdomu ir aš pradėjau skaičiuoti ir visų tų moterų, tų asmenybių, kurios iki šiol yra ekrane, amžių rašyti. Tiesiog iš tokio paprasto smalsumo. Ir aš dabar sakau, aš tiek prirašiau, jau 40, tai čia juokas. Virš 50, virš 60, net virš 70 yra, kas dirba iki dabar eteryje, mes matom, mylim tuos žmonės, mylim, nemylim, tai čia, žodžiu, kiekvieno reikalas, bet turiu meni, kad tai asmenybės, su charakteriu, su savo polėkiu darbe, su savo profesionalumu ir mane tai taip džiugina, mes kaip visuomenė esam taip augę, nes prieš kokių ten 20, net 15 metų dar buvo kitaip. Vadinasi, tik stereotipai gali mus uždaryti. Taip. Ir užverti duris požiūris. Tikrai. Tai sakau, aš labai džiaugiuosi, kad yra toksai labai didelis pasikeitimas ir turbūt netgi, jeigu reikėtų pasverti, tai jau brandžios moteris tikrai dabar sudaro daugumą televizijose. O kokiomis moterų savybėmis žavitės? Turbūt visų pirma, tuo, nežinau, ar empatija, bet tuo matymu ir galėjimu dalintis, kai
vat apie tą, grįžtant ar ne prie tos pačios citatos, kad apie tą pasidalinimą, tą tokią kaip globą, kad žmogui negaila tau nei gero žodžio, nei parodyti, pavyzdžiui, kaip ten kažkokie tam tikri dalykai vyksta. Negaila tiesiog tokio paprasto rūpesčio, kažkokios netgi tokios draugiškos meilės. Man vat, kad tokia ta šiluma, man kažkaip, vat, man atrodo, kad tai yra lyderio savybės. Ne, kad aš esu pirma, visi paskui mane, žodžiu, aš kaip pasakysiu, taip ir bus, o vat matymas kitų aplinkui, matymas, vat, ką kitas tau gali duoti. Ne tau asmeniškai turiuomenį, bet, pavyzdžiui, jeigu tai yra kolektyvas, ar ne, ir yra vadovė. Tai man atrodo, kad labai svarbu, vat, tikro lyderio, tai yra tas gebėjimas išskleisti ir pamatyti, o vat, ką gali šita moteris duoti, ką gali šita. Nes juk tai visumoje po to ir gaunasi, ar ne, ta visa stiprybė. Bet ne tai, kad demonstruoti savo, vat, kokia aš esu, vat, tiek visko žinau, tiek išmanau, tokia, bet pamatymas kitose. Ir nežinau, čia dabar galvoju, amžiaus, ne amžiaus dalykas, bet kažkaip man pačiai yra smagu, vat, kad aš dabar susipažinau per paskutinius porą mėnesių su gal kokiom 4-5 moterim, merginom, per savo laidas kalbinau jas. Jų tas amžius kažkoks 30 su trupučiu. Ir aš save labai gerai atsimenu, nes kaip tik ir tada ir sūnų gimdžiau, kažkaip pamenu gerai. Ir jos, pavyzdžiui, kažko manęs ten klausia, kaip ten, pavyzdžiui, dėl kažkokio ten radijo viena norėjo laidą kurti, kita dėl kažkokių kitų dalykų. Ir man yra taip gera, kad aš galiu joms kažkaip taip nuoširdžiai patarti, nejausdama kažkokios konkurencijos, kad čia yra kažkokie jaunesni žmonės, kad čia žiūrėk, gal sukurs už tave kažką įdomesnio ir bus svarbiau. Ir aš pagalvoju, kaip yra malonu iš tikrųjų, kai tu kažkam jau gali kažką ir patarti, ir pasakyti, ir tas žmogus yra laimingas dėl to, žodžiu, jisai sako tau ačiū, švyti, kažką kuria, kad tu gali prisidėti prie kito žmogaus augimo. Man kažkaip tas labai atrodo. Toks, nes tu užsikrėti to pačiu. Jeigu auga gėlė ir žydė, taigi tu pats irgi viso to prisisrėbi save. Taip. Lavija, o jeigu vienai dienai virstumėt vyrų, ką veiktumėt? Jėzus, net atsigerti reikia. Geriau ne dėl to, bet. Mes turbūt labai savitai juos įsivaizduojam. Jie iš tikrųjų jautresni, negu mes juos įsivaizduojam. Ir kažkaip galvoju, ką čia jau tokio jie gali padaryti, ko mes negalim. O ką jūs veiktumėt, būdama vyrų? Turbūt kažką išbandytumėt? Kokia ta diena būtų? Aš galvoju, kad jeigu aš dabar labai norėčiau kaip moteris, ko aš jau tokio nepadaryčiau, jeigu man labai reikėtų ir aš norėčiau, ką daro vyrai. Pavyzdžiui, fiziškai, nežinau, yra moterų, kurios šokinėja ten su parašiutu, ar ten važinėja motociklais, ar ten žaidžia futbolą, ar eina į kariuomenę. Turbūt, jeigu tik nori, tu gali tai daryti. Gal net ne dėl to, kad kokios lyties tu būtum. Galvoju, kas dar galėtų būti? Turbūt, bet net neturiu atsakymą. Ką čia aš dabar daryčiau? Tai aš jums padovanosiu jį išsivežti, pasvarstyti. Gerai. Gerai. Lavija, kokie yra laimės spąstai? Iš mano patirties, aišku, kalbu per savo prizmę. Galvojimas, kad laimė tai yra toks kažkoks neapčiuopiamas, nesuvokiamas, netyčia nutinkantis dalykas. Laimė yra iš tikrųjų disciplina. Toks aiškus, kažkoks sistema tam tikrų dalykų, smulkių dalykų, kurie tau veikia, kurie tau reikalingi, kuriuos tu kultivuoji ir praktikuoji. Ir tiesiog iš to lipdai vieną kažkokį tai tokį jausmą ar būseną, kaip čia pavadinti. Kai buvau jaunesnė, tai laimė turbūt maišydavau su kokia nors euforija ar kažkokių tokių didelių emocijų pliūpsnių. O iš tikrųjų ne, laimė yra tas toks stabilumas, mokėti stabiliai išlaikyti savo vidinį pasaulį, kad jis kuo mažiau ten sviruotų į visas puses, nes kai ten jau einam iš proto, iš džiaugsmo irgi nesveika, kai labai liūdim, depresuojam, irgi mums blogai. Sugebėti įsikabinti kaip į tokias vadeles ir po trupučiuką. Tai man, sakau, laimė yra disciplina. Maži dalykai, nenuvertinti, kad ne. Kaip aš pats manau, tarsi viskas ir gerai, ir tas, ir anas, ir trečias. Bet kažkaip ne, turbūt čia ne laimė. Laimė, tai čia taip, tu žinai, kai ten tas stogas turi kažkur nuskristi, nuvažiuoti. O po to pradedi galvoti, laimė tai yra tai, kad, pavyzdžiui, nėra kažkokių blogų jau dalykų pas tave, nėra to, tu jau laimingas, jau viskas gerai. Tai mano atradimas yra turbūt toks, kad mes tą laimę
taip mistifikuojam, o iš tikrųjų jinai čia pat yra. Čia kai žmonės, pavyzdžiui, kaip su Dievu, ar ne, kaip sako, reikia rasti, vat, kažkaip ieškau Dievo. O tie, kurie tiki, sako, šiaip tai jis šalia tavęs, jeigu ką visada. Arba tavyje. Arba tavyje, tai sako, ten tau ieškoti, tai tikrai nieko nereikia. Tai matyti ir su laime, aš taip sutabatinčiau panašiai labai. Lavija, o ką jums atnešė motinystė ir kaip pakeitė? Oi, motinystė taip, nu, jinai ne visada man aiški arba lengva, bet labai svarbi mano savasties dalis kažkaip, nežinau, man toks, tai labai labai ypatingas yra iš tikrųjų dalykas, kuris man nutiko ir džiaugiuosi, kad jis man nutiko ir kaip jis pakeitė, turbūt vėlgi, gal suvokiau, žinot, kad yra toks žmogus gyvenime, kuris tu taip gali besąlygiškai mylėti. Nes, pavyzdžiui, partnerių ir ne savo antrai pusėje, tai mes visą laiką ten tokių visokių keliam dalykų. Tas anas negerai, žodžiu, čia galėtų būti geriau arba kažką. O vat kažkaip, kai gimė sūnus, aš taip kažkaip žiūriu ir galvoju, eina savo, bet va taip įmanoma reiškia, va taip visiškai, ta prasme, besąlygiškai. Viską atleisti, viską mylėti. Man, kai gimė sūnus, aš pasidalinsiu, kad aš visai kitaip supratau vyrus. Kad jie, nu, iš tikrųjų, jie tokie ir yra paprasti. Jautrus paprasti. Taip. Jie yra iš tikrųjų labai paprasti. Nes aš galvoju, čia kažkas yra paslėpta. Ne, jie tikrai labai jautrus ir paprasti, kaip sakot. Tai va, sakau, man turbūt yra tas, kad va, toks suvokimas, kad egzistuoja tokia meilė, va, be išlygų. Jinai tokia yra. Tai va, kažkaip man motinystė tokia ją dovanoja. Kaip ta meilė kito metam bėgant? Ar jinai stiprėja? Jinai tokia, ne tai, kad stiprėja, jinai kažkaip taip įvairėja gal, nes aišku, randasi visokių etapų, kai koks yra mažiukas, tai nu, tas mažuliukas, nu jis tau toks, vat, kur, kaip sako, kur padėjai, ten ir radai, arba ten tu esi jam ten visas pasaulis, ką sakai, jis viskuo tiki ir ten mama yra svarbiausias ir visoks koks asmuo. Kai mano paauglys dabar sūnus yra, tai yra visko. Jis gali pajuokauti, jis gali pasišaipyti, jis gali kažką pasakyti, jis gali ten, žodžiu, atsikirsti. Nu, žodžiu, jis gali jau daug ką ir visko ir kažką man ten paaiškinti ir pasijuokti, kad aš netaip kažką ištariau ir taip toliau. Ir tu supranti, kad, bet aš vis tiek tai myliu. Gebat priimti visą tą? Nu kaip gebu, nu taip žmogiškai ir supykstu ir ką nors pasakau, bet tas po to... Nu, labai greit, sakau, va, turbūt tas besąlygiškumas tos meilės sugeba labai greit viską nuniveliuoti, kad tu kažkaip nori su juo taikytis, tu nori, kad jis gerai jaustųsi, tu nori, kad tas ryšys būtų atkurtas, nu, tau tas labai kažkaip svarbu. Sakau, vis juokauju, kad, pavyzdžiui, kai su partneriu, tai atrodo, kad visi ten matuojasi savo tais ego, kad, vat, kokį nors nekalbadienį čia tai padarysime. O man sąlygos, ar ne? Taip, tokios sąlygos, vat, pažiūrėsim, kas čia dabar teisesnis. Tai kažkaip su vaiku vis dėlto labai norisi greitai kažkaip tos ginklus išslapstyti. Su vaikais mes ieškom jungties. Taip. Ne tai, kas skiria, bet tai, kas jungia. Nors tą ryšį nutrūko ir greičiau tą siuliuką užrišti iš naujo. Man labai buvo įdomi Eriko Fromo Menas mylėti knygoje mintis, kad iš tikrųjų mes gebam mylėti vaikus ne tada, kaip su jais susirišę, bet tada, kaip gebam jį paleisti į pasaulį kaip atskirą žmogų. Oi, labai tikslu irgi, dabar aš irgi to mokausi. Ir po truputėlį mokausi ir galvoju, gal visai ir pavyksta. Kaip to mokotės? Tai vat buvo toks etapas, kai pavyzdžiui, sakau, iš to tokio, kur buvau tokia sudievinta mama, ar ne, va tas toksai, nu ten to, dabar galvoju, gal dar pradinės dar klasės trupučiuką, gal tas darželinukas, nu toks, kur ta mama, tu matai, ten tose akise, ten tiesiog esi karalienė, ten jam, žodžiu. Ir po to jisai vat, jau pradeda ten ką nors kažką tau atsakyti, atsikirs, nu tu supranti, kad esi nulipus nuo to pjedestalo, nukėlė tave, ne tai, kad labai norėjai nulipti, bet... Ir tada pradėjai suprasti, kad kažkas ten, nenoriu, tai čia gal ir tos rankos beryšė, čia jau kažkaip, kai jis pradėjo aukti. Ir tas ir anas, ir čia gal jam kažką pasiūlai. Rankos apsikabinimai? Turiu, kad iš rankos pasimti joje, nes man toks lipšnus vaikas. Tai, žodžiu, ir tas jau ne, ir tas ne, ir čia gal tu kažką siūlai, jam čia visai neįdomu, kažką ten kartu bandai nuveikti, ne. Ir tada galvoju, Dieve, jis manęs nemyli. Iš karto būtinai reikia į tokius kraštutinumus. Taip. Čia aš bloga mama, manęs nemyli, čia žodžiu nepasitikė vaikui. Tokių sau, čia tas kritikas, apie kurį mes kalbėjom, išlipo. O po to kažkaip galvoju, gerai, tebūnie, ta prasme nekreip dėmesio, su savim toks. Nekreip dėmesio, gerai, kažką atsakė, gerai, nenorėjau su tim ten kažko veikti. Ir po to galvoju,
Bet tai visai gerai, daugiau laisvo laiko, daugiau dar kažko, ta prasme, ta tokia laisvė atsiranda, kad tu jau nebelakstai iš paskos ten ar ne, su kažkokiais ten buteliukais, žaisliukais ir jam nebesi taip stipriai reikalinga, bet tuo pačiu visai smagu, galbūt, kad jau tu gali į tą vaiką pasižiūrėti kaip į draugą. Dviejų pasaulių sandūrė. Taip, bet pirminės reakcijos tai buvo tokios, kad čia viskas žlugo, o Dieve, jis taip mane mylėjo, dabar jis nebemyli manęs, aš bloga mama, kas čia, Jėzus, čia baisu. O po to kažkaip taip po truputėlį ir kažkaip iš naujo taip susilipdai tą santykį. Ir žiūri, kad jisai visai veikia, nes žiūrėk, kad jau čia kažkaip tai eina ten tas 5-likinis gatve, bet žiūrėk, tave apsikabino, arba ten duoda tau kokią ranką, galvoju, kai ne per jėgą ir ne per prievartą visai patys užsinori. Santykis visada dinamiškas, ar ne? Mane dabar apsikabina, bet tik ne prie futbolo draugų. 10. 10? Lavija, o jūs nuo 19 buvot viešas žmogus ir viešiems žmonėms priklijuoja tam tikrą elgesio kaukę. Kokią visuomenė per tam tikrą žiūroną jūs arba filtrą mato ir jie turi lūkesti, kad jūs tokie ir esat. Ir kai netitinkat lūkesti, arba kaip nusimti televizijos kaukę, kaip jaučiate savo gyvenime? Atsimenu, kad anksčiau tikrai buvo labai svarbu, bet o kaip mane žmonės mato? Ar iš tikrųjų mato tokią, kokią aš esu? Kad kaip aš save įsivaizduoju, man buvo tokia siekimybė, kad būtinai mane žmonės taip turi matyti, kažkaip per tą kamerą perskaityti, būtent tokio, ne kitokio. Ir po to aš supratau, kad tai yra nevaldomas dalykas ir nekontroliuojamas. Ir kažkas vis tiek mane, aš galiu tą patį pasakyti, tą patį padaryti, toj pačioj laidoj, pavyzdžiui, ar ne? Ir vienas žmogus tai priims vienaip, kitas kitaip. Ir aš kai supratau, kad yra nevaldoma ir nuo manęs niekaip nepriklauso, čia kaip, nežinau, užtvenkti kažką, upę, kur ten vis tiek permuš, jeigu srovė didžiulė, supratau, kad yra tokia jėga, su kuria man nėra prasmės kovoti. Ir kad aš tiesiog, darau taip, kaip man atrodo geriausia, būnu tokia, kokia galbūt man atrodo sąžininga būti. Ir tada tų kaukių gal ne tik atlieka mažiau, bet toks, sakau, tos kaukės tyčia jos nesukuri. Kad sakytų, užsidedu kaukę, einu į lauką, o grįžtu namo nusiimu. Ne, tiesiog kartais galbūt kažkaip kitaip pasitempi ar kitaip, bet net nežinau, aš žinau, kad apie kaukę kažkaip man sunku sakyti. Aš gal suformuluosiu kitaip. Aš susiduriu su tuo, kad man sako, taigi tu sąmoningumas, tu tai taip negali galvoti, daryti ar sakyti. Supratau. Taip, kad žodžiu, ta tokia riba. Taip, aišku, ta televizija tai būdavo, kad kartais žmonės, pavyzdžiui, galvoja, kad tu esi kokia nors linksmesnė negu iš tikrųjų. Arba, nežinau, lėtesnė negu iš tikrųjų. Bando tada atitikti jų lūkesčius, ar bandydavot? Ne. Pradžioj aš ne tik, kad bandydavau, aš tiesiog aš labai savo viduje norėdavau, kad mane kažkodėl tai matytų tokia, kokia aš esu, arba kokia gal savo patinku irgi tas jaunystės toks. Galbūt, tu dar ne iki galo žinai, kokia tu esi, bet tu galvoji, kad aš norėčiau tokia būti. Tai būdavo, kad tie žmonės ne vis laik tie, kurie yra už kameros, bet, pavyzdžiui, daug žmonių sutinki, su kuriais tu šiaip bendrauji, ar ne, ten pašnekovai, personalas, dar kažkas. Tai aš stengdavausi tokia būti, tokia labai būtinai kažkaip tokios geros nuotaikos, tokia labai linksma, visus ten palinksminti, kad ten visiems būtų ten smagu ir gera. Ir aš taip nuo to pavargdavau. Ir aš galvoju, kad irgi, kad yra posakis, žodžiu, kad tu negali visų žmonių padaryti laimingų, nes tu nesi pica, o aš norėjau būti pica. Ir tada supratau, kad niekam nereikia tos picos. Ir aš tada kažkaip labai irgi grįžau į save ir mažiau pradėjau pavargti, nes tai labai vargindavo. Ir mane ypač kaip tą introvertę tokią, tai kad aš reiškia ir darbe atiduoti daug energijos ir dar, žodžiu, ten visus apšokinėti, aplinksminti. Ir finale mano lūkestis būdavo tarsi tiems žmonėms to reikia, bet jiems to nereikia. Tai čia, žinot, kaip atrodo, kad apie tave kažkas ten būtinai galvos, jeigu ten kažkur tave pamatys, ar tu susitiksi. Ne, jie apie save galvos. Ne, va būtent. Apie mus galvoja tik tada, kaip mes įtakosim jų gyvenimą. Taip, ir tai bus vėlgi susiję vis tiek su jais, nes interesas yra juos pačius. Žodžiu, kiti galvoja apie save ir tu nusiramink, niekam neįdomu. Ar tu gerai pasakei, ar tu blogai, vis tiek viskas greit bus pamiršta. Tai metai atneša tam tikrą ramybę ir laisvę. Taip. Laisvė, ypač laisvė. Sakau, man toks dabar siekis yra ta tokia vidinė laisvė maksimaliai leisti savo būti savimi. Pikta, gerai, blogai jautiesi, ten, nežinau, savim nepatenkinta, liūdna kažkokia. Aš jau žinau, kad tai praeis. Aš kažkaip žinau, kad etapai, jie ir yra etapai, dėl to, kad jie praeina.
O aš kartais matau, kad amžėjant, ypač moteris, įsileidžia tokio cinizmo. Kaip jums pavyko to nepadaryti ir kodėl? Nu, cinizmas jo turbūt toks jau kaip ir neigiamas dalykas. Cinizmo, pykčio arba nusistatymo, kad viskas, turbūt žinot, apie ką aš kalbu. Taip, ko gero. Taip, čia toks, aišku, taip vis laik turėjom to balansuoti, nes jį gali paslysti. Man tik tai padeda galbūt padeda tas galbūt nenukrypti tą cinizmą, nes vis tiek per tą laiką vis tiek esi jau kažko užgyvenęs, visokių tokių nesmagių, nemalonių dalykų. Jau vis tiek, tu turi tą patirtį, taip jau yra. Tai aš galvoju, kad galbūt nuo cinizmo mane sulaiko tai, kad aš kažkaip iš savęs pasijuokiu. Pamatyti save kitaip ir pasijuokti iš savęs. Nebūtinai kitiems girdint, galbūt tik tai pačiai savo, bet galbūt tai yra ta esmė. O kaip sugebat žiūrėti į jaunesnės kartos problemas arba moteris, jų nenuvertinant? Ai, praeis. Šitą, jo, žinau, buvo man. Kažkaip turbūt dar nebuvau savęs pagavusi, taip mąstant ir taip stipriai atskiriant, kad jau čia jaunesnės moteris arba jau už jas vyresnė, kažkaip dar tokios tarsi nejaučiau stovyklų tokių pasiskirstimo. Nesijaučiat gudri lapė, ar ne? Ai, ta prasme, nežinau, ne. Vat aš galvoju, bet žinot, kodėl turbūt neturiu to tokio patronizavimo jausmo, nes aš niekad su to nesusidūriau. Galbūt mano aplinkoje, pavyzdžiui, niekada to nebuvo, nežinau, nei mama, nei kažkas iš vyresnių pažįstamų moterų, niekada nebuvo. Ai, žinot, būsi mūsų amžiaus, tai supras, niekad taip nėra. Niekada nei panašios frazės nesu girdėjusi. Tai gyvenimas padovanojo labai gerą aplinką, ar ne? Taip. Tai girdžiu, kad jaunesnių neauklėjat. Oi, ne. O ką norit perduoti jaunesniai moteriai? Juk turbūt tokia ir rašėt, kuri eina dar į tą etapą, ar ne? Arba to, kuri yra jūsų etape nurimtų. Iš tikrųjų, tai kaip sako, tai tos dvi idėjos ir buvo, nes ten yra toks atskiras skyrius knygoje, ką aš norėčiau pasakyti jaunesniai savo. Tai daug tokių dalykų, kurių... Jėtus dabar reikėtų taip staigiai prisiminti. Matot, kaip... Čia off record. Čia žinot, kaip būna, kartais rašytojai sako, kai po kelių metų skaito savo knygą, stebisi, kad jie tikrai parašė. Iš tikrųjų, tai knyga. Iš tikrųjų yra toks tikrai dalykas, rašantis žmogus, tikrai kiekvienas tai patvirtins. Kai parašai ir sudedi mintis, įvyksta kažkokia amnezija. Tu tikrai daug ką pamiršti. Ir aš ne veltui, pavyzdžiui, kai išėjo knyga mano popierinė, aš tikrai ją pasiėmiau ir skaičiau iš naujo. Daug tokių dalykų, pavyzdžiui, kad išmok pasakyti ne, kas labai svarbu, tada apie tas pačias emocijas, tada apie tai, kad tu negali savintis kitų žmonių. Lygiai taip pat, nes mes, pavyzdžiui, dažnai galvojame, kad mes apie tai kalbam, kad jeigu kažkas nepatinka tavo aplinkoje, tu gali, pavyzdžiui, išeiti iš to žmogaus gyvenimo. Žodžiu, jeigu tai yra blogi santykiai, kažkokie toksiški, netinkantis, ar jie pakitę ir jau nebetinkantis, tu gali išeiti. Bet lygiai taip pat turi suprasti, kad kitas žmogus gali norėti išeiti iš tavo gyvenimo ir be jokio įspėjimo. Ir tai gali būti tavo artimi draugai, draugės, kolegos. Tarsi ir neprivalo pasiteisinti. Ne. Gal ką norėčiau iš tikrųjų išskirti jaunesnėms moteriams ir pasakyti apie tą tokį pasitikėjimą savimi, bet ne tą agresyvų pasitikėjimą, kurį galbūt mes kažkaip įpratę matyti tarsi visuomenėje, kad jeigu pasitikėjimas, tai čia tas, kur aš atidarinėju koją duris. Čia tai pasitikiu. Ne, čia apie tokį vidinį. Tu gali būti ramus, tylus, niekam netrukdyti, bet taip gerai savyje jaustis, su savimi pačiu. Tai man visą laiką trūko galbūt to tokio, tiesiog pamatyti save iš šalies, kad viskas yra su tavim gerai, visko tikrai užtenka. Viską daryk, viskas, žodžiu, laikykis savo tų vertybių, principų. Ir net jeigu kartais jautiesi balta varna tam tikrose situacijose, tai nebūtinai yra tiesa, kad tu esi kažkokia neadekvati ar kokia nors. Tai man turbūt galbūt didžiausia žinutė, kurią norėčiau taip pasakyti, tai apie tą tokį savęs pažinimą. Kuo anksčiau pradėsi, tuo geriau. Per vėlų irgi nebus. Per vėlų irgi nebus pradėtos tokios taikos ir pažinties su savim, bet kuo anksčiau, tuo geriau. Tai tas nepakankamas stengtis kažkaip išsioperuoti iš savęs. O moterim, kuri nesidžiaugia savo gyvenimu, ką pasakytume? Kuri gal nesijaučia, kad gyvena tą savo pilnavertę gyvenimą? Kartais moteris ateina iki tam tikro amžiaus, kad jau mes kalbam apie tą 40+, ir pavyzdžiui, galbūt nėra savęs realizavusios karjeroje, kaip joms atrodė, arba šeimos klausimų, ar ne, ar ten neturi vaikų, pavyzdžiui. Aš irgi tai būna ant to paslystu, kažkas vyksta sunkaus gyvenime, kažkoks iššūkis, su kuo reikia susitvarkyti, ir aš tada sakau, bet koks mano tas gyvenimas? Bet iš tikrųjų, juk tai nėra mano gyvenimas, yra viena dalis. Mes esame dabar tokia gražioje aplinkoje, tų baldų visokių.
Ir jeigu viena kėdė kažkokia nepatinka arba sulūžo koja, nesakom, kai koks siaubingas baldų salonas. Ar ne, kaip čia viskas blogai. Mes žinom, kad galbūt reikės paremontuoti tą baldą arba galbūt jis visą laiką bus sulūžęs. Ką padarysi, nieks nepažadėjo, kad viskas bus tobulai gražu. Tai man atrodo, kad jeigu pavyktų bent kiek atsitraukti iš tolo ir pamatyti savo gyvenimą kaip visą paveikslą, tu tada pamatai, kad yra tik vienas tas sulūžęs baldas, o iš tikrųjų turi labai daug. Tai daugiau mėgautis nei vertinti. Taip, iš tikrųjų tas vertinimas, mes vis laikant jo paslystam tikrai kaip kokiam aukcione atsisėdę. Ta prasme, vis kažko per mažai, daugiau, ar ne? Tai tas gyvenimas, čia irgi, kaip Volteras sakė, gyvenimas nei blogas, nei geras, gyvenimas yra gyvenimas. Jeigu atsiranda tas noras sakyti, kad mano gyvenimas yra blogas, arba jis man nepasisekė, arba aš gyvenu ne savo gyvenimą, tai aišku, man sunku įlysti į to žmogaus kailį, ką jis turi omenyje, bet iš mano patirties, kiek aš matau, tai labai dažnai būna tik tai viena kažkokia sritis, kuri tada uzurpuoja visą tą žmogaus gyvenimą ir kažkodėl nureikšmina kitas sritis, kurios yra tobulos, net pavydėtinos. Bet kažkas neišsipildęs vienas. Tie posakiai neveltui turbūt, ar net tas šaukštas deguto sugeba visą tą tokią užnuodyti tą medaus, tą statinę, tą gyvenimą tokį. Aš įsivaizduoju, kad knygos autorius yra labai priklausomas nuo grįžtamojo ryšio. Kaip savo savivertę nepririšti prie kitų nuomonės? Sunkus, aišku, čia dalykas, nes čia kiekvienas tas autoris, kuris sako, man tai svarbu parašyti knygą, o po to tai ten bala nematė. Tai meluoja, ko gero, kitaip aš nepavadinsiu, nes, kas Jeigu nori... Jeigu pats rašo, turbūt. Taip, dabar, tada koks tikslas ir noras parašyti knygą ir įmesti stalčių, kad nedulkėtų, tai kam tada reikėjo, tai tada paliktai dienoraščių pavidalu, ar ne, kam leisti knygą. Oi, tai aišku, kad norisi tų atsiliepimų ir daugiau net ne dėl to, kad kažkas mane pagirtų dėl ten tų plunksnelių pakedenimo, bet tokio, kad ačiū Dievui, kad tai atliepia. Tai kai dabar atsiliepimai eina su ta knyga, tai man aš labai pasakau ačiū, man tai yra labai svarbu žodžiai, nes man tai yra tikrai labai labai svarbu žodžiai. Ne tik išgirsti, kad kažkam rūpi, bet kaip autoriui, kaip žmogui, amatininkui, kuris po to gal sės kitos knygos rašyti ir žinos, kad vis dėlto tai veikia ir tai yra reikalinga. Kiek užtrunka parašyti? Sakau, matot, ta knyga, kai jinai yra dar tokia orinių pavydalų idėjos, tai tu ją gali nešiotis labai daug laiko. Nepaskaičiuojamai turbūt. Bet jau kai tu nusprendi rašyti, aš tikrai džiaugiuosi, kad, pavyzdžiui, yra tokia disciplina kaip sutartis su leidykla. Ir ten yra terminas. Tai yra labai geras dalykas. Ir tada tu sėdi ir tu žinai, kad tu turi parašyti, ten kraujuodamas, prakaituodamas, su nugaros skausmais. Bet toks apsėdimas aplanko, naktį pakelia mintis. Yra taip, kad šokat užsirašyti iš lovos? Kartais, gal taip ne visai taip jau čia taip dramaturgiškai jau kaip nupasakojat. Nes mane tai lanko. Būna geras. Man tai. Aš tiesiog, šiaip tai žinokit, gal ir tiesa, gal net tai, kad pašoku, man būna, kad neužmiegu ir aplanko mintis, tada aš greit užsirašau į notes jau į tą telefoną ir tikrai taip nutinka, kad jau taip pažadintų, gal taip ir nėra jau nutikę. Jos tiesiog ateina. Bet jos taip. Toks srautas. Ir aš turbūt knygos pavadinimą, žinokit, panašiai sugalvojau. Taip. Ne tada, kai tu atsisėdi, o dabar aš dirbsiu, žinot. Ir aš tada kažkaip galvoju, Dieve, reikia greičiau užsirašyti, nes tikrai pamiršiu, nes, tas toks, kai po trupučiuką atrodo, kad tu užmigsi, tai turbūt pasąmonė, ar ne, pradeda lysti. Manau, kad taip. Sąmonė rimsta ir kažkaip aš tada tikrai užsirašiau, tokiam patamsi, žodžiu. Matot, reikia turėti ir tokio sveiko požiūrio į save. Aš manau, kad jis irgi labai yra toks tiesiog sveikintinas, nes jeigu tu kažką ilgai darai, o tau niekaip nesiseka, bet jau per ilgai, ne iš pirmo karto nesiseka, tai gal čia ir ne tavo sritis, gal tu tiesiog palik tai ir žodžiu, daryk kažką kito, nes gal tu atsiskleisi kitur, kaip pats neįsivaizduoji. Bet ne? Mes mūsų komandoje turime posakį, kad tobula vaza taip ir neišėjo iš meistro rankų. Tai čia tobulybė yra baisiausias dalykas, čia perfekcionizmas mūsų terminais kalbant, tai leisti savo tikrai nebijot klysti. Ir jeigu viena knyga ten buvo labai ten koks bestselleris, gal kita bus trupučiuką mažiau skaitoma. Bet tai nereiškia, kad negali gimti trečia ir ketvirta ir panašiai. Lavija paprastai į mano laidą atveža klausimą ir man. Ar turit man tokį? O gal sugalvosit? Taip, aš iš tikrųjų galiu pasakyti, kad man čia toks gal bus pirma ne klausimas, o gal kaip teiginys. Man labai patiko jūsų vienas interviu, jūs buvote interviuojama. Ir jūs pasakėte tokią mintį ir aš sakau, važiavau ir dar ją prisiminiau garsiai, kad man labai surezonavo, nes man kaip tokia asmenybė, kaip aš, kuri turi save kartais trupučiukai užpaklį paspardyti,
kad žmonės labai daug būna, pavyzdžiui, turi minčių, idėjų, labai daug žodžių generuoja, ar ne, labai daug masto galvoja ir tą galiu padaryti, ir o čia kaip būtų gerai, o čia kaip įdomu, ir tada net to nepildo. Ir tada jūs sakot, bet tai yra iššvaistyta energija, tada net neapsimoka prasidėti. Ir aš buvau, Dieve mano, čia tikrai apie mane. Tikrai, nes aš sakau, ta knyga, ir buvau knygų mugėje ir tu atsineši tą tokį užtaisą, tokį emocinį, iš tos knygų mugės ir tų idėjų man, sakau, tą patį vakarą 3 naujom knygom. Ir aš tada išgirstu jūsų šitą mintį ir galvoju, kas iš to, kad tu turi 3, bet tu dabar turi jas ne tik išmastyti, bet tu galvok, kaip tu jas realizuosi, nes kitaip, jos gaunasi šnipštas. Tai norėjau paklausti, ar jums šitas teiginys ir veikia 100% visada jūsų gyvenime? Veikia, taip. Ir kaip jūs sugebat pereiti nuo to tokio pirmojo etapo, kuris galbūt yra labai romantiškas, ne, daug kurti, galvoti, o tada turi padaryti, tas man įdomu. Tai kitas tas toksai gal graži frazė, tezė yra, kad 1000 kilometrų kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio. Tai rutina. Taip, čia nėra romantikos, tai yra rutina ir aš nebeveikiu jokiom motivacijom. Aš žinau, kad yra rutina ir jeigu tau tikrai to reikia, tu nueisi daryti. Taip. O Lavija, kas yra sąmoningumas, kad jau jūs sąmoningumo laidoje? Tai turbūt sąmoningumas yra viskas, ką mes apkalbėjome, tas toksai savęs matymas trupučiuką iš šono. Man tai yra sąmoningumas. Sveikas vertinimas, reiškia nenuvertinimas jokiais būdais, kaip mes kalbėjome apie tą tokį reiškinį nepakankamą, tą kritiką, kuris ten bujoja, bet lygiai taip pat suprasti, kuriuose, pavyzdžiui, dalykuose ar srityse tu esi silpnas. Ir tenai savęs kažkaip tai galbūt nemurgdyti ir nekankinti, o tada ieškoti savęs tas toksai nevertinimas kaip objekto geras ar blogas, bet toks atsitraukimas, pasižiūrėjimas ir toksai, man ko vis laik irgi kartais trūksta, aš savo kartais sakau, tu atsipalaiduok. Ta prasme, tiesiog atsipalaiduok, viskas yra okei. Ir kartais tam tikri dalykai sprendžiasi savaime, tai tame irgi yra to sąmoningumo. Tu nesi valdovas viso pasaulio, tu tiesiog leisk kai kuriems dalykams vykti. Tiesiog įsileisk tos laisvės tokios. Tai turbūt ir apie tą rutiną, kaip pasakėt, irgi labai atliepiu, nes irgi labai pritariu, kad tiesiog, po žingsniuką. Po žingsniuką. Taip, dideli dalykai susideda iš mažų. Ir kaip sako, kad pavyzdžiui, kai mes būna, kad mums reikia padaryti vieną kažkokią užduotį, o mes dažnai galvojame apie jau 55. Ir tada tai atrodo, kad aš tiek tai nepadarysiu. Bet jeigu tu pamiršti tas visas kitas ir pasidarai tos vienos dienos, įveikiama, tai tu 55 kartus, kai padarysi, tu ateisi iki to taško, o tu taip tai neperšoksi. Tai turbūt, tai labai sakau, ką jūs sakot, viską, taip labai girdžiu ir labai irgi atliepiu, tai gal pateisinu sąmoningumą. Matot, jūs rašot knygas, o aš interviu, ar ne? Mes turbūt abi tikimės, kad kažkokį šviesulį žmonėse uždegs. Tas labai svarbu. Tai Lavija, nuoširdus ačiū Jums už pokalbį, už pasidalinimą. Man dažnai sako, kad mano sofa atrodo kaip klestinti kompanija, kad mums labai gerai sekasi, kad tikrai pas mus vyksta labai daug visokių renginių, ateina daug žmonių ir tikrai kūrėme mes tą sėkmės įvaizdį. Renginių nuo kultūrinių iki edukacinių, muzikinių ir pramoginių. Mano sofos erdvėje mes netgi esame atsivežę fortepijoną į mūsų erdvę ir nekartą vyko koncertai žmonėms. Ir tai yra labai neįprastas formatas, nes ant sofų susėdus klausytis fortepijono muzikos yra kažkas unikalaus. Ir toks baldų pasirinkimo būdas yra tikrai nematytas Lietuvoje, kad būtent per renginį gali įsipatoginti ant sofos ir ją išsirinkti tarsi nejučiamis. Kartais žmogus net nepagalvoja, kad jam reikia naujos sofos, kol ant jos neatsisėda. Linkiu kiekvienam žmogui sulaukti kiekvienos dienos pabaigoje tos minutės, kai jis gali grįžęs namo atsipalaiduoti ant savo pačios minkščiausios ir patogiausios sofos.